Atsistieskit patogiai. Užsimerkit. Sutelkim dėmesį į kvėpavimą, kaip oras įteka pro šnerves. Kvėpuokit lengvai į pilvą. Kiekvieną kartą įkvėpdami, įkvėpiam naują energiją ir iškvėpiam dienos mintis, žodžius, pokalbius. Dar kartą giliai įkvėpiam ir iškvėpiam rūpesčius, planus, praeities mintis. Kartu su oru grįžtame į vidų, į savo vidinę erdvę. Dabar pajaučiam stuburą. Tiesiog dėmesiu nukeliaujam į savo stuburą. Jis lengvai pulsuoja. Dabar įsivaizduokit, jauskit, matykit arba tiesiog žinokit, kaip nuo jūsų širdies centro stuburo ima kilti spindulys į viršų, į jūsų šaltinį. Jis pakyla iki jūsų aukščiausiojo aš. Ir iš viršaus pradeda tekėti spindulių. Balta perlamutrinė energija. Tarsi su aukso dulkėm, aukso žėručiais. Ir kiekvieną kartą mums įkvepiant, tas iškeltas spindulys plečiasi. Dabar vėl dėmesiu grįžtam į krūtinės centrą. Ir nuleidžiam spindulį žemyn, į žemės centrą. Iš šaltinio einanti energija atstato jūsų vidinę ašį. Į žemės kylanti energija harmonizuoja, įžemina. Spindulys plečiasi, jūs jau esat spindulio viduje. Jauskit, kaip pradeda pulsuoti jūsų energetiniai centrai. Galva, kakta, gerklė, širdis, saulės rezginys, pilvas, pagrindo. Ir visos tos, apie kurias mes dar nežinom, kurios dar neatskleistos, arba kurias pamiršom.
Aš, pasaulio motina, atėjau šiandien jums palengvinti jūsų senų programų paleidimo procesus. Jūs jau tiek daug nuveikėt. Jūs tiek daug savyje jau pakeitėt. Bet jums vis dar patogu laikytis senųjų įsitikinimų, senųjų tradicijų. Taip, dalis iš jų yra veiksmingos, bet visos jos transformuosis. Dabar yra pereinamasis laikotarpis. Bet jums jau tenka kurti naujai. Senosios metodikos galiojo senose energijose. Ten reikėjo kitokių energijų. Dabargi viskas vyks kur kas greičiau ir lengviau. Nebereikės tokių ilgų ritualų, apeigų, askezių. Pasaulis keliauja į tokias energijas, kur prievarta prieš save nebebus toleruojama. Jūs vis iš įpročio renkatės būt patogiais kitiem, būt gerais. Tai visiškai netinkama naujame laike. Mokinkitės pagal savo galimybės tiek, kiek galit kiekvieną dieną rinktis pirmiausia save. Taip formavo daugybę tūkstantmečių įprotį būt nuolankiam, pamint savo laisvą valią. Eit pirmiausia pasirūpint kitais. Tai dabar jūs turit labai gerą laiką mokytis rinktis pirmiausia save. Jūs tobuli meistrai susitart su savim, apgaut save, įtikint save, kad svarbu, kad reikalinga, kad aš taip auklėtas. O kur jūs? Kur jūsų troškimai, jūsų svajonės? Tikrai nemažai žmonių jau net nebemoka svajot savo svajonių, negirdi savo tikrųjų troškimų, nes yra apsupti svetimais norais, svetimais lūkesčiais. Aš pastiprinu į jūs einančią energiją, kad tie mazgai, tie seni įpročiai būtų suminkštinti, sušvelninti, kad jūs juos greičiau pastebėtumėt ir lengviau su jais atsisveikintumėt. Taip, aš suprantu, per dieną tai neįvyks. Bet vien pastebėjimas įpročio ar senos programos jau yra gerai. Tada jūs žinot, su kuo dirbti, kaip keisti, kaip transformuoti.
Aš įlieju į jūsų širdis. Meilės sau suaktyvinimo energiją. Kai jūs renkate save, jūsų intuicija ima veikti stipriau. Kiekvieną kartą pakeitus senąją programą, kuri yra destruktyvi, kuri yra prieš jūsų laisvą valią, jūsų intuicija, gabumai, empatija veriasi. Ir visai nesvarbu, kiek stipriai ar silpnai jūs jaučia dabar mano siunčiamas energijas. Jūsų energetiniuose kūnuose vyksta procesai. Čia tų, kurie yra dabar. Nėra nė vieno nereikalingo ir nepasiruošusio. Tiek žemėje įprasta matuotis laipteliais, gabumais. Tai dualaus pasaulio rezultatas. Lygintis, matuotis. Aš leidžiu naujumo energiją, kad jūs ryškiau matytumėt tuos proto žaidimus, ego pinkles. Dabar įsivaizduokit, jauskit, žinokit arba tiesiog būkit. Ir iš viršaus, ant jūsų galvų, per jūsų kūnus, iš išorės ir iš vidaus pradeda tekėt krioklys. Įvairias spalvių energijų krioklys. Jis teka per jūs, į jūs. Jis išplauna tai, kas atgyveno, ko jūs nepastebėjot. Išjudino, kas nereikalinga. Visus neišpildytus pažadus, priesakus ir priesaikas. Ypač savo. Energijos įteka į kiekvieną jūsų ląstelę. Apgaubia iš viršaus, išvalo iš vidaus. Viskas išteka per jūsų pėdas.
į žemę, o jis surenka ir transformuoja į tas energijas, kurios dabar jai reikalingos. Visi jūsų kūnai dabar švyti įvairias spalviam, kosminiam spalvom. Kad jūs matytumėt savo grožį, kad jūs girdėtumėt savo dainą. Jūs nuostabios būtybės. Ir kaip nuostabu matyti jūs bundančius, pradedančius prisiminti, kas jūs iš tikrųjų esat. Jums pavyko praskleisti tą sunkią, amžiais mus skirusią uždangą. Kvėpkite į save tas spalvas, kvėpkite į save tas energijas. Vienam besikeičiant, aplink jį keičiasi dar keliasdešimt, o gal keli šimtai. Tai nesustabdomas procesas. Tai tarsi banga, kuri neša į naują būvį, į naujas energijas ir naują gyvenimą. Kitokį, kitaip. Kur bus vertinama žmogaus gyvybė, kur bus vertinima visų gyvų būtybių gyvybė. Kur nebus melo, bauginimų, kančios. Jūs pionieriai. Ir man garbė jums tai sakyti. O dabar aš apgaubiu kiekvieną iš jūsų besąlyginę meilę. Priimkite ją drąsiai ir atvira širdį. Ji šilta, ji stipri, ji viską priimanti. Ji globojanti ir tausojanti. Ir nieko jums dėl to specialiai daryti nereikia.
Besąlyginės meilės užsitarnaut nereikia, ji tiesiog yra. Jūs visi, kiekvienas iš jos atėjot. Jūs kiekvienas ją prisimenat. Kažkur giliai širdį jūs visada jos ieškojot. Tik kitas žmogus jums jos neduos. Ji yra kiekvieno viduje. O kad gautum, visada pirmiausia atiduok. Atiduok šypseną. Atiduok džiaugsmo. Atiduok meilės. Ir tau grįž. Grįž keleriopai atgal. Visada. Tai yra dėsnis. Negailiai gero žodžio. Negailėk pabuvimo kartu. Tyloje. Ir sau negailėk. Dabar prisimink, kaip visus praėjusius metus tu pasitikdavai savo rytą. O nuo sekančio ryto aš prašau, sutik jį kitaip. Pradėk nuo gražių švelnių žodžių sau. Nuo padėkos sau vien už tai, kad pabudai. Kad gerai išmiegojai. Kad esi. Kad dar likai. Pradėk nuo gerų jausmų sau. Už nieką. Tiesiog už tai, kad tu esi. Kai tu būsi švelnus su savim, su kitu būt švelniu bus labai paprasta. Kurkis naują rutiną. Kurkis naują save. Savaip. Taip, kaip buvo, jau nebus niekada. O kaip bus, dar niekas nežino. Žinau pas jūs begalę gąsdinančių teorijų. Tik tie gąsdintojai pamiršta, kad yra daug galimybių variantų ir dar neaišku, kuriuo pasuks žmonija. Bet tai tikrai nebus blogiausi variantai. Būkit palaiminti. Šiame naujame, kitokiame virsme. Pasinaudokit rytojaus energijom. Kurkit savo planus.
Taip, jūsų turima astrologija dabar nėra visiškai tiksli, bet ji keisis nedaug. Todėl naudokitės žiniomis, kurios jūs pasiekia. Ir labai atsirinkit. Naujame pasaulyje neliks gąsdinimų. Jūs kiekvieną dieną kuriate naują ateitį savo pasirinkimais, savo mintimis, savo veiksmais. Taip, kad nėra viskas nulemta. Didelę įtaką ir didelę kūrybos dalį įnešate ir jūs. Užteks ieškoti kaltų kitur. Geriau prisiimti atsakomybę ir veikti. Po mažą žingsnelį kasdieną. Nors po mažą mintį kasdieną. Laiminu jūs jūsų dienose ir naktise, jūsų erdvėse, jūsų ryšiuose. Dabar giliai, giliai įkvėpkit. Sugrįžkit dėmesiu į savo fizinį kūną. Pajudinkit rankas, pečius. Ir kai būsit pasiruošę, atsimerkit.